Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Toyota Hilux – tikro medžiotojo automobilis. Kėbulų remontas, dažymas kameroje, transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Mėsos meistrai – pagaminta žinovų. Visos valymo paslaugos. Valumina – patikimas partneris. Sveiki. Apie sniego gausos sukeltus nepatogumus kalbėti šiuo metu tapo labai madinga. Nenorime atsilikti nuo šio laikmečio aktualijų ir mes. Šiandien laidoje matysite. Šalį užklojęs storo sniego sluoksnis įvarė neviltį medžiotojus, o kai kuriems žvėrims buvo lemtingas. Ir tai dar ne viskas. Nekartą sakėme, kad medžiotojai ir šilto ir šalto matė. Jokie gamtos kaprizai jiems nebaisus. Deja, sniego išsigandome. Paskutinių medžioklių metu stebėjome, kaip sniege prasmegusius medžiotojus teko pasitelkus techniką vaduoti. Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į gamtos sąlygas, nutraukė šių metų medžioklę su varovais sezoną. Gal tai ir savalaikis sprendimas, bet mūsų žiniomis, dar prieš pasirodant šiam raštui, klubai sustabdė medžioklės. Į miškus medžiotojai važiavo ne medžioti, o gelbėti bėdą patekusius gyvūnus. Labą dieną dar visiems susirinkusiems. Noriu padėkoti, kad šiandien tiek gausiai susirinkom klubų narių, klubų rėmėjų, jaunimo. Ypatingai noriu padėkoti ūkininkam, kurie su savo technika šiandien padeda. Kadangi mes jau variminės medžioklės šiaip jau baigėm gruodžio 18, dar prieš visas tas rekomendacijas, tai šiandien mes padarykėme tokią medžioklę be šautuvų. Pasikraunam visi po maišą, grūdų, po glėbį šieno. Visiems siūlau išnešti į plotus, nes patys matote, tikrai, pas mus plotose žvėrių yra, bet jiem įsimantyti šiuo momentu sunku. Gal ūkininkam ir gerai, kad būtų gal jų mažiau, bet man atrodo ir ūkininkai turi širdį ir visi pilnai supranta. Ir matau, kad šiandien prie mūsų gausaus būrio tikrai yra prisidėję visi, kas gali. Ir kreipiausi aš į urėdiją pagalbos, urėdija pakol kas atsakė. Nežinau, to jiem gal gamyba svarbesnis reikalas. Suprantu, ir gamyba, ten ištraukimas, jie sakė, padės žvėreliam, bet pakol kas mes pagalbos negavom. Tik tai gavom iš girininko leidimą stirnų susibūrimo vietose nupjauti ten kažkur apie 16 diametro tokio storio drebulės ir blindės, ką mes šiandien pasistengsime ir padaryti. Nu ir ką šiandien, man atrodo, mūsų darbas neturėtų nueiti veltui. Išginti traktorių žiemą į laukus ir purenti sniegą tenka nedažnai. Kol laukai pasidengia sniegu, tokių priemonių imtis nereikia. Bet kai sniegą dengia stora pluta, žvėrys, o ypač stirnos, nebeįstengia judėti ir dažnai žūsta.
Nu va, iš rudens susivežėm iš ūkininkų, kiek gavom pašarų. Važiuojame mes dabar į Šakėnių plotų vienetą. Ten yra mūsų medžiotojų namelis, bandysim privažiuoti. Nežinau, kaip seksis. Gali būti daug sniego, gali net tokia technika užkimti. Vežam šieną, vežam grūdus, šersim žvėrelius. Turim daug technikos, bet nežinau, ar nusigausim. Bandymas su technika. Taip, aš manau. Nebemedžiojam jau. Nu ir ką? Bandysim šaltą, lyja, šlapę. Bet vis tiek, žvėreliam pagalbos tai reikia. Ir bandom. Labai daug sniego. Kad dabar išpirks, Ne tik traktorius ariantis sniego pusnis, bet ir vyrai klampuojantis ir spurdantis sniegynuose iš šalies atrodo truputį juokingai. Bet ką darysi, jei metalinis žirgas išsigandęs suka ratus, bet stovi vietoje? Tenka čiupti maišus ir iki šėryklos tempti maistą žvėrims ant nugaros. Norim nupjauti drebulį, kad būtų maitintis stirnom. Stirnom didesnis žvėris iš viršutinių šakų. Kiškiai ir mažesnis žvėris apatinės šakas labai mėgsta. Nuversim ir paliksim tokią. Nes pasiteisim šitą. Taip. Labai gilus sniego. Sunku praeiti. Ir labai apgaulinga. Vietom viršui, vietoj giliai.
Dabar atiduodame duoklę reklamai, po kurios pratęsime reportažą. Vilniaus ginklų išskirtinis pasiūlymas savigynos priemonėms. Įsigyjant graižtinį 6 mm revolverį Alfa, kuriam nereikia leidimo, Vilniaus ginklai, dėklai ir dėtuvio šovinių duoda nemokamai. Dėmesio, gauta nauja Graf medžioklinės aprangos siunta. Norime jums pristatyti naują, šiltą žieminį kvėpuojantį kostiumą, kuris yra sukurtas atsižvelgiant į daugumos medžiotojų poreikius. Kostiumas pasiūtas iš minkšto bei švelnaus audinio, kuris yra atsparus drėgmei, neperkvaučiamas vėjo ir nešiukšdantis. Apranga yra šiuolaikiška ir patogi dėvėti, net ir atšiauriomis klimato sąlygomis. Laukime apsilankant. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kita sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Bandom aikštelę padaryti pašalinę žvėriukam, nes sniego daug yra, kad žemė. Atrodo jokingai, bet naudinga iš tikrųjų žvėriukam. Kadangi čia pilsim pašakus, šieno atnešim, bandysim stirnom guliklėlės. Stirnoms mirtiną pavojų kelia plaučių ligos, kuriomis jos suserga, kai tenka ilgai pagulėti ant sniego. Vyrai trypiantis miške sniegą daro paslaugą šiems gyvūnams. Sudaužytą plutą kanopomis stirnos daug lengviau prakapstys ir guls, kad ir šaltos, bet ant žemės, o ne ant sniego. Miške dabar nelengva ir šernams, ypač tiems, kurie gimė vėliau rudenį. Jiems taip pat sunku judėti, koja žaloja sniego pluta, sunku pasiekti šėryklas. O įsivaizduokite, kokia neviltis apima pasiekus šėryklą ir radus ją tuščią, todėl ir veža, neša, ropodami tempia, medžiotojai maistą į miškus. Tai paneš dar daugiau. Vieną tarp šakų, va. Tai jau įneši čia? Ne, dar nešai. Dar šieno rymet tarp tų šakų, va čia įkiš.
Ne, tai bus. Tai grūdų telefonas. Gerai. Mišrainė bus. Jo. Tiem, jų galiu. Taip. Paim šiftėlį. Į tom postų žudaką. Gerai, užteks. Kur pamatė? Šiandienos darbas, aš manau, nenuėjo veltui, labai daug apvažiavom mūsų klubo žvalsos plotus. Tikrai labai daug padėjo ūkininkai. Čia štai paprasčiausiai mūsų paskutinė beveik vieta, kurią pašersim, kur lankos tikrai ir šernai, ir elniai, ir stirnos. Nors šiais dabar šiuo momentu mums ir svarbiausia problema yra stirnos. Ir mėginsim. Šiandien darėm viską. Ir sniegą prastūmėm, ir šieno vežėm. Ir prakasdavom vietomis, ir tikrai grūdų praėjom, matysim kaip. Ir dar paprasčiausiai vienas dalykas. Mes, pavyzdžiui, klube susimetėm pogrupiais, kaip esam, susimetėm keli pogrupiai. Nusipirkom štai paprastą mažą traktoriuką, kuris tikrai pagelbsti mūsų ir žiemos, ir vasaros darbam. Šiaip tikrai kiekvienam klubui rekomenduočiau tokią nedidelę techniką turėti su savim. Nes su lengvosiomis mašinomis arba su džipais, kurie nelabai nori kažką išpurvinti, tada ką nors. Turėti ir paprastą dalyką. Atvažiavai į medžioklės, įsikūrei traktoriuką, nuvažiuoji, pašeri. Ir faktiškai visiems ūkininkam, ūkiniam reikalam tas dalykas tinka. Užėkit čia, tu! Gelbėti! O ko jūs ne? Mes tai visai papozuojam. Daugam sako, jūs dėl to, Arčiau sodybos laikos, reiškia sodybose. Jo. Nebijo dabar niekas, sakau, pas mus, sakau, ateina irgi matėm. Žmonių nieko. Kieme vaikščių, galvokis, tos nekreipia dėmesio. Nebijo visiškai. Eina jo savo, išeina iš miško, pajėda. Žmogus savo kieme, savo sodę padaręs ir tokia pašariniai šėklių padarė, žinai. Tik kiemą ateina pilnai. Ir vaikšto žmonės kieme darbuojas. Niekas stirnelės sėd savo, žinai. Na, aišku, jeigu ten pabaidytum, jos gal ir bėgti jau, bet šiaip tai. Nebijo, panašiausia. Nu ką jau darysiu, jis nebeturi, nebeatsikasa, priverčia gyvenimą, žinai. Eit pa žmonės į kiemus. Zuikis irgi. Atkeliaujant savo kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą. Zuikis apgavikas. Apgavikas, nu. Pavargę, bet patenkinti nuveiktų darbo važiavome namo. Likę miške medžioti pranešė, kad netoli šėryklos rado kritusią stirną. Ji neįstengė veikti kelio iki maisto.
gal mirtinai sušalo pagauto ledinių sniego spąstų. Yra labai daug sniego, važiavom šertis, pamačiau, kad yra plėšrūnai paukščiai, kažką daro, privažiavau, žiūriu, nukritus stirną, todėl, kad yra labai daug sniego, gyvulėliai žūsta, krimta, sušalia, per sniego labai daug ir nepaeina ir todėl gyvuliai kremta, bet mes tengiamės, šeriam. Jie turbūt nukrito todėl, kad nedasikasa stirno žemės ir jeigu guli ant sniegų, plaučių uždegimas ir todėl jos krimta. Jie negali atsitikti graužų. Na, nieko, tai nori. Viliau! Važiuojam! Linkiu, kad kiekvienas būrelis pagal savo galimybės rūpintum apie savo žvėris. Mes daug kas šneka, kad gal medžiotojai biški nedaro to, ko reikia, bet mes pagal savo galimybės darom tą, ką viską galim pagal galimybės. Ir atstumdom, ir pašeriam, bet matosi, kad sniegų yra labai daug ir sunku yra davažiuoti patiems mums. Bet mes kiek galim, tiek padėsim ir žiūrėsim, kas pavasarį gaus kito. Visus praėjusius metus jūs aktyviai dalyvavote Ginalo firmos konkurse, fotografavote ir siuntėte mums nuotraukas. Prizai išdalinti. Pirmą vietą ir pagrindinį prizą Štili firmos pjūklą laimėjo Aistė Mažonaitė. Susipažinti su mergina norungusia 100 konkurso dalyvių vykome į Klaipėdą. Pasibaigus Ginalo firmos organizuojam konkursui, pirmos vietos nugalėtojų sveikinam Aistę. Prašom. Ginalo įskaitas prizas Štil motorinis pjūklas ir mūsų Turoragų išleistas kalendorius. Prašom. Sveikinam. Nors laida jau ritasi į pabaigą, bet gyvenimas tęsiasi. Praėjusių metų pabaigoje pradėjome naują konkursą. Jūs atsakote į Lukoil Baltija atstovų pateiktus klausimus, siunčiate mums atsakymus. Kiekvieną mėnesį burtų keliu išrinksime, kam atiteks 50 litų vertės kuponas. Atėjo metas paskelbti pirmą šio konkurso nugalėtoją. Tai Gintaras Biekša iš Alytaus rajono. Konkursas rieda toliau. Ekrane matote naują klausimą ir 3 atsakymų variantus. Išrinkite teisingą ir laukite prizų. Mėnesio pabaigoje nugalėtojų atiteks Lukoil Baltija degalinių tinklo nuolaidų kortelė kurui. Šiandien tiek. Susimatysime po savaitės. Nei plaukų jums, nei taukų. Iki. Laidos rėmėjas Visos valymo paslaugos. Valumina. Patikimas partneris. Kėbulų remontas. Dažymas kameroje. Transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.